Apie sveikatą noriu porą minučių pakalbėti greitai. Ta prasme, kad pavyzdžiui, jeigu ten kažkokią problemą turi, bet kokią, žinai, bet kokią iš tikrųjų, bet kokią. Aš to pasakysiu, kad viską įmanoma susitvarkyti. Tiesiog viską įmanoma susitvarkyti. Tiesiog visas ligas ir turėti jų nulį. Tiesiog viską. Aš esu tuo pavyzdys ir aš savo tai įrodžiau ir tai viskas veikia, ką aš dariau ir dabar lygų turiu nulį. Viskas. O buvau prisirinkęs maišus lygų. Tai kojas skaudėjo, tai pilvas skaudėjo, tai skrandis, tai žarnynas, tai nevirškino, tai galvas skaudėjo, tai tas, tai jauda bloga, tai energijos nėra, visokiausių. Ir aš visą tai pašalinau. Ir tu gali viską pašalinti, tiesiog visas ligas, tiesiog visas. Ir kaip tai padaryti? Matai, jie prirašo mums, žinai, kaip, jeigu blogai jautiesi, eini kur eiti reikia tvarkyti, eiti pas daktarą, eiti kalbėti, ar ne taip, visi mes taip darom. Ir bandyti aiškintis ir sutvarkyti viską. Ir vienas dalykas yra tai, kad čia tokie triukai yra daromi su mumis, žinai, kad reikia įti pagalbos prašyti pas kažko, supranti? Ar pas daktarą, ar pas kleboną, ar pas direktorių, ar pas pavaduotoją, ar pas kažkokį įgaliotinį, ar pas kažkokį tą viršininką, ar prezidentą, ar dar kažką, žinai. Reikia kažkieno prašyti pagalbos. O iš tikrųjų yra viskas atvirkščiai. Taip atvirkščiai, kad labai sunku tą suvokti, nes mes užaugom taip. Ir viskas yra tiesiog atvirkščiai. Jokių ligų nėra, yra tik tais tai, ką tu galvoji tame momente. Jeigu tau skauda kažkas ar galva, ar pilvo, skauda, bet pasakyti reikia iš pradžių, eini pas daktarą, išsiaiškini, jisai pasako taip, kaip pašalinti visą tai. Jisai žino, kaip pašalinti? Bandyk. Jeigu jisai nežino, kaip pašalinti, ačiū, viso gero. Einu ieškoti pats problemos išsprendimo. Tai supranti, ką norėjau pasakyti? Jeigu jie nepašalina, tada atsigręži į save ir pasakyk savo. Viskas, stop. Aš to nebenoriu. Aš noriu jaustis puikiai, sveikai, moteris gražiai, vyras stipriai, tvarkingai, pilni energijos, pilni meilės, pilnas pasitikėjimo. Aš noriu jaustis puikiai. Su tom lygom nebesutinku, man to nereikia, ačiū, viso gero. Ir viskas. Ir tai pradeda formuotis. Ar tu surasi tą, ar tu nueisi dar kartą pas daktarą, gal tave ištirs dėl to. Ištirs, pažiūri tą, gal tu pakalbėsi su to, gal tu pakalbėsi su to, gal tu tą pamatysi, gal tu tą suvalgysi. Supranti, pradeda formuotis tai, ką tu užsakei, nes ir kitaip ir būt negali. Nes žiūrėk, kaip veikia viskas. Tu patiki, kad turi ligą, tu tai ir turi. Tu sakai, kad tu esi sveikas, taip ir yra. Supranti, viskas įmanoma sutvarkyti. O dėl ko taip yra? O kaip tai padaryti? Per savo galvą, per savo įsitikinimą, per savo žinojimą, per savo norą, per savo troškimą. Tu pasakai, kad nori būti sveikas, aš esu sveikas, aš su ligom nesutinku, viskas. Fiksacija yra, tai yra valios išreiškimas. Ir niekas neturi teisės tą valią tavo pažeisti ir tai tiesiog formuojasi. Tai tiesiog formuojasi tavo gyvenime, tavo realybėje. Aišku, jeigu ten guli su kažkokiam stadijom lovui vartaisi
ir jau dejuoji, tai čia turbūt neklausai tokių žmonių kaip aš, bet jeigu ten dar dirbi ir tvarkai savo reikalus ir kažkas tai yra, 1, 2, 3, pasakyk, viskas, stop, aš to nebenoriu. Aš noriu puikaus gyvenimo, pačio geriausio gyvenimo, kokį aš noriu, kokį aš galiu, kokį aš sugebu, kokį aš matau savo galvoj gyventi. Ir viskas. Supranti, ką noriu pasakyti? Išreikš savo valią ir viskas pradės formuotis. Viskas yra mūsų galvoje. Viskas yra mūsų galvoje. Mūsų gyvenimas yra toks, kokį mes galvojam. Mano gyvenimas yra toks, kokį aš išleidžiu iš savo vidaus. Iš savo saulės rezginio, iš savo galvos, iš savo būsenos. Tavo gyvenimas yra toks, kokį tu suvoki. Supranti, ką noriu pasakyti? Viskas yra mūsų galvoje, mūsų būsenoje, mūsų suvokime. Ir dabar, kai laikai pasikeitė stipriai, tai labai greitai pildosi ir labai greitai pildosi ir atsitinka labai greitai. Tiesiog formuojasi labai greitai, nes yra pakeistos energijos, žinai, pakeltos vibracijos, energijos, kaip dabar mėgstam daug kas kalbėti apie tai. Labai stipriai pasikeitė ir tiesiog pasakyk tai, ko nori, ko tu trokšti ir pradės pildytis. Supranti, ką noriu pasakyti? Jeigu daugiau nori sužinoti apie tai, užeik čia, užeik į YouTube mano, toks pat šitas pavadinimas ir papasakosiu daug įdomių dalykų, kurių niekas nekalba lietuviškai. Labai mažai rusiškai ir angliškai mažokai irgi. Yra. Angliškai, rusiškai yra, bet reikia jos ieškoti, reikia surasti. O lietuviškai iš vis nekalba apie tokius dalykus niekas, ką aš čia kalbu pas save. Jeigu įdomu, jeigu rezonuoja, užeik, spausk mygtukus visus ir papasakosiu labai įdomių dalykų, kur niekas nepasakoja. Ir iš tikrųjų tie visi dalykai yra nuo mūsų paslėpti labai ilgai. Apie laisvę valią, apie ketinimą, apie įstatymus pasaulio mūsų. Tiesiog įstatymai, tiesiog erdvės, tiesiog pasaulio, tiesiog žemės, tiesiog planetos įstatymai. Mūsų pasaulio įstatymai tokie paprasčiausi. Ir kurių niekas negali pažeisti ir pakeisti, žinai. Tai va, pasimatysim norėjau pasakyti kitam gale. At the end, kaip amerikiečiai sako. Pasimatysim labai greit. Iki, čiau.